Sveiki visi, aš jums parodysiu geriausius CC nustatymus. Pasiemat, įsijungiat, pavyzdžiui, Counter Strike, kokį jūs ten turite. Įsijungiat. Pas mane bus ne per visą ekraną vien dėl to, nes kitaip nelabai rodys, jeigu aš darau. Tai reikia. O dabar iš karto jūs galite parašyti tokius 4 CL nustatymus. Pirmas CL, toks brūkšnelis ir Bob. Parašykit 0. Na, šito jūsų taikinukas, kai jūs bėgiosite, mažiau judės ir taip toliau. Ir taip įsiunčiat ir jums jau nustato. Tada jūs nusistatote, ką čia dar. Kad jūsų taikinukas mažiau judėtų. Tai jūs galite nustatyti crosshair. Parašot crosshair, čia ir išmesim. Crosshair tas. Kaip tas? Ai, ne. Reikia rašyti CL dynamic. Ir čia jau tiek parašysit, jums išmes, parašykit 0 irgi. Tada CL čia bus padarytas jūsų, kokio jūs norit mažumą. Čia bus parašyta pas jumis, jeigu jūs mažą nusistatėt, bus parašyta small. Tai jūs pasidarykite ant 1 ir bus pats mažiausias, koks tai gali būti, nustatytas pas jumis taikinukas. Ir jūsų taikinuko spalva. Tenais galite per šitą pasidaryti tik tai pagrindinių mėlyną, geltoną, žalią, raudoną. Čia nieko gero. Geriausiai yra taikinukas juodas, pats tamsiausias taikinukas, o jeigu mapas yra pats juodas, geriausiai baltą nusistatyti. Tai reikia parašyti CL cross ir crosshair color. Tai čia bus jums kitaip biškai parašyta, bus gal parašyta, jūs ištrinkit iki tiek, kiek ir aš, ir parašykit 0, 0 ir 200. Bus juodas taikinukas ir išsiųskit. Taip, dabar bus juodas taikinukas. Dabar parodysiu, kaip viskas atrodys. Pas mane nerodys juodo taikinuko, dėl to, nes aš esu nustatęs vieną konfigą pasidaręs, kad man kas vieną kulką pasikeistų. Tai man kas vieną kulką pasikeičia spalvoje. Va šitą. Dabar mėlyna, geltona. O jums bus tiesiog juodas. Dabar, pavyzdžiui, jisai man mažiau juda. Gal taip ir nelabai matosi, bet kai žaisite, pajausite. Tai štai ką aš norėjau pasakyti. Gerai, viso gero, laikinkit.